Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti, pasidalinti patirtim, kaip susiūti gražiai įsiuvus ant storesnio audinio ir ant plonesnio audinio. Kuo jie vienas nuo kito skiriasi, kaip jie žymisi ir kaip jie siuvasi. Pradedam nuo įsiuvo žymėjimo. Kai pasižymime įsiuvą, būtinai pažymėkite ir įsiuvo pabaigą, ten, kur Jūs turėtumėte jį ir užbaigti. Pirmasis įsiuvas. Tai įsiuvas susiuvamas ant storesnių audinių. Ant paltinių audinių, ant storesnių kostiuminių audinių, ant storesnio džinso. Ir visada rekomenduoju įsiuvą pradėti siūti nuo storojo krašto. Dedame pagal pažymėtą ribą, darome užtvirtinimą. Toliau važiuojame pagal pažymėtą liniją ir pabaigoje ties pažymėta riba irgi padarysim užtvirtinimą. Užtvirtinimas turėtų būti 3 dygsniai atgal, 3 dygsniai į priekį. Dygsnio ilgis yra 2,5 mm. Tai yra standartinis susiuvimo dygsnis. Štai taip atrodo susiūtas įsiuvas ant storesnio audinio. Nukerpam siūlus prie pat užtvirtinimo, viršuj ir apačioj. Kitas mūsų įsiuvas parodysiu taip, kaip jis turėtų būti siuvamas, kai audinys yra plonas. Visi ploni kostiuminiai audiniai, viskozė, plona medvilnė, plonas linas, atlasas, šilkas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Pradedam vėlgi nuo storojo krašto įsiuvo, darom užtvirtinimą. Važiuojam pagal liniją. Ir dabar atkreipkit kolegos dėmesį, ties pažymėta riba aš siūlo nenukerpu, aš nedarau užtvirtinimo, o išvažiuoju į orą, darydama grandinėlę arba tiesiog ištempdama siūlus. Ir čia jau siūlus aš patempiu. Štai šitoje vietoje ties įsiuvo pabaiga reikės iš siūlų užrišti mazgą. Mazgas rišamas prie pat audinio, kad užsitvirtintų susiuvimo galai. 1, 2. Tada jau galima nukirpti siūlus prie pat. Ir viršui. Štai kuo skiriasi storų audinių įsiuvų siuvimai ir plonų audinių įsiuvų susiuvimai. Tikiuosi, jūsų įsiuvai visada bus labai gražūs ir kokybiški. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Iki kito karto.